Va, fotkis, kam? Nu ką, atėjote mūsų bernai, garantija grafai, kad paims kokį tai nors palasą. Palasą. Kaip minimum pirma vieta. Šį kartą video biškai toks padaresnis. Padoresnis. O, prašom interviu. Kaip jums sekasi Norvegijos sostiniai Osle? Eina mergicas. Ai, koks tai mes gražų. Adeliukė. Oi, koks jūsų makijažas. Ela dirba, taip sakant. Ai, nu gal biškai jau geriau. Pamainos. Grafas. Monte Kristas. Pūskite mane, pūskite. Gal nori dar vieną paimti, pasislėpti man. Ir vešiu kristijoną. Ką aš galiu pasakyti? Jeigu eis. Komentuokit, ką nors, ką aš žinau. Ką pakomentuoti? Dėkit kokie jau šnektą. Atsiskaitom, pasėdim ir Alio. į naujo klubo atidarimą. Jau galvojat, kad jau čia viskas tuomet pasibaigė, ne, gyvenimas. Va, menedžer teame. Giedrė, kuri irgi nori konkursuose dalyvauti. Sakė, važiuosi į Norvegiją, biškį silkių pavarys ir jau tada į konkursą. Silkių atsivaliau, dabar reikia lašišą. Užsitrina galvą. Ir kokį banginį. Tam Paryžiui ten važiavo ir Jo. Nes mes buvo kolegos, kai tada dar salone pusę dirbo. Oi, Rūta. Šiaip Bet pasukit, blėt. Jo. Nu, žinai. Gerai gal, kad ne vienoje teritorijoje dar kažkas tai. Okay. Hotel, okay. I'm coming. Tai jis pats sako, bus viskas gerai, žinau, jūs sekėjus lydi visada. Ir tikiuosi, kad vėl pasimatyti. Va, išvažiuoja tautietė, viskas, neverk. Neverk, viskas bus gerai. Grįši į Lietuvą, padarysim biznis. Gerai, iki. Atepat. Oskarai, biškai pasikišk kaklaraištį atšokęs. Oskarai, pasikišk kaklaraištį atšokęs. Sustingo negyvai, pavirto į mumiją. Nu va, mūsų mergaitės vaikšto.